Labas. Labas, tuoj pataisysiu. Labas, štai ir mes, Rasa ir Ramunė. Ir šiandieną mes pagalvojame, kad reikia būtinai pasikalbėti apie papildą su ženšeniu ir bičių pikiu. Nes tikrai yra labai svarbu, aš manau, kad labai svarbu žmonėms ištransliuoti geras žinias, ar ne? Apie sveikatą, apie grožį. Ir kas man yra, pavyzdžiui, man yra labai svarbu, kad būtent tą sveikatą ir grožį mes galime pasiekti naudodami natūralius papildus. Aš tik laukiu, kol tu pabaigsi ir pasakyti norėjau, kad tai, ką duoda mums gamta, nevartojant cheminių preparatų, nevartojant tų produktų, kurie kenkia, stiprindami vieną organizmą, kenkia kitam. Tai va, ir tikrai Rasa, kai vakar man pasiūlė, prieš kelias dienas pasiūlė, kad galbūt pakalbam apie tą mūsų stebuklą, tai aš tikiu, kad mums šiandien pavyks parodyti jo begalinę naudą, vertę ir ne tik tai mes pačios vartojam, nes, sakau, reikia dalintis tuo geromis žiniomis, mes labai su didžiuliu noru, su didžiulė troškimu norim, kad ir tu pradėtum vartoti, kad ir tu pradėtum galvoti panašiai ir pradėtum vartoti natūralius produktus. O kas į tuo produkto stebuklingo sudėtį įeina, tai aš manau, kad esame pasiruošę. O dabar dar prieš tai, kai mes pradėsim jau kalbėti grinai apie šį nuostabų papildą, aš, pavyzdžiui, tavęs noriu paklausti. Tu, Ramunė, vartojai šį papildą. Taip, pradėjai vartoti, ne? Ir kas, pavyzdžiui, tave labiau žadina? Kava, nežinau, mankšta, žinau, kad tai žadina, ar ne? Bet buvo momentas, kai tu nevartoji to papildo, ar ne? Ir darai tą patį. Kava, mankšta, atsibundi ryte, žadintuvas ir taip toliau. Ir kai tu vartoji, kaip, pavyzdžiui, pasikeičia tavo diena, tavo rytas, kai tu pradedi vartoti ir tarkim, ar ne, juk pradedi vartoti ne tada, kai tu labai gerai jauties. Ne, kaip pasikeičia? Ne, iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai aš vartoju net ir jeigu gerai jaučiuosi. Nes aš žinau šito produkto vertę ir ypatingai žinau, kad rudenį, pavasarį, žiemą galbūt reikia pastiprinti organizmą. Tai aš vartoju ne todėl, kad aš jaučiuosi blogai. Energijos man, nepasakyčiau, kad jos trūksta. Čia man jinai per kraštus liejasi. Tai tai tiesiog... Ir kaip sakai, kas pažadina. Vis tiek, bet kokiu atveju, aš atsikeliu ryte ir aš iškart mankšta, ne, mane pažadina mankšta, bet aš neįsivaizduoju savo ryto, kai pradedu vartoti šitą papildą, be šito papildo, todėl kad man jisai, pakilėja dvasia, todėl kad čia yra ne tik ženšenis, čia yra dar ir bičių pienelis, apie bičių pienelį aš truputėlį pasiruošęs esu daugiau pasakyti. Ir kaip gerai, kai mes turim pasiruošti apie produktą. Tu neįsivaizduoji, Rasa, aš skaitau apie tą bičių pienelį ir aš galvoju, koks tai yra kosmosas. Tai gal ne kiek tos energijos man priduoda, kiek emociškai stiprina. Tu jautiesi, tu iš vidaus jautiesi geriau, labiau save galbūt myli, ko man tikrai labai trūksta. Tai žodžiu, čia man toksai yra gelbėjimas ratas, ypatingai rudenį, kai savigaila užeina. Ir aš tik noriu dar pasakyti, kad, pavyzdžiui, tiek tu, tiek aš, mes dažnai sulaukiam tokio klausimo. Iš kur pas jūs tiek energijos? Ne? Sulaukiam? Tai energija, tai ateina, aišku, pas mus iš gamtos, iš to, kad mes mokam gyventi ir džiaugtis gyvenimu, bet aišku, mes pasistiprinam natūraliais kai kuriais produktais. O dabar labai noriu jūsų paklausti, stebėtojų, žiūrovų, sekėjų, kas jūs rytais pažadina? Būtinai pasidalinkite komentarę, nuo ko jūs pradedate rytą ir kad ta diena tokia būtų geruliška, o ne taip, kad neatsikeliu, geriu kavą, paskui dar kavą, paskui jau visko tingiu, paskui dar kavą ir vis tiek tingiu, ne? O baisiausia, kad 12 valandą atsikeliu ir kavą ir ta prasme, neina išlipti iš lovos. Tai kur jums eis išlipti iš lovos, jeigu jūs keliatės per pietus? Tai kas jūs pažadina rytais, būtinai parašykite mums komentarę. O mes greičiausiai keliaujam toliau, ar ne? Ir kadangi jau čia pradėjom kalbėti apie šį nuostabų papildą, mano tai jau jisai visai į pabaigą, čia man liko tik 1, 2, 3, 4, 6 kapsulės, Ramunės naujas. Aš nesenai pradėjau, nes aš nenoriu 100 tų produktų vartoti vienu metu, tai
kapsulytės atrodo taip ir aš sakau, aš paimsim tą vieną kapsulytę ir kai mes papasakosim, kas yra jos viduje, tai jūs patikėkit, tai yra fantastika. Tai va, tai aš tik pabaigiau vieną papildą ir atėjo eilė šitam. Ir aš jau gerdama jau skaičiau greičiau, nes taip noriu ženšenį gerti. Aš kažkaip jaunesnė už tavą, tai aš taip tų papildų padarau pertrauką. Dabar kaip tik baigiau, net nemoku ištarti, tas kur plaukam, nagam ir odai. Pjolan. Pjolan kažkok, žodžiu, ten skaičiau, galėsiu ženšenį gerti. Nes pjolanė irgi yra ir ženšenė, ir imbiero. Ir kraują kaip sustiprino. Aš turiu moterį, kuri tikrai pasidalino kraujo tyrimais, kur niekada gyvenime. Moteris visiškai netikinti papildais. Bet aš žinai, kaip terapijos metu, bet mes turime temą ir turime sugrįžti temą. Tai va, aš truputėlį pasirinkau dar papildomai faktų apie ženšenį, nes kodėl apie ženšenį? Todėl, kad šitame papilde yra dvi pagrindinės dalis. Pagrindinės dalis tai yra būtent ženšenio šaknis ir bičių pienelis. Tai aš šiandieną noriu Jums papasakoti trupučiuką apie patį ženšenį. Kuo jis yra naudingas, kodėl mums verta jį vartoti, kada žmonės jį atrado ir pradėjo vartoti. Ir gal trupučiuką įsiterpsiu toj kapsulytė, aš taip įsivaizduoju, kad yra šaknies milteliai, ne? Ne kažkoks sintetinta, tiesioginė, natūrali. Aš paskui dabar labai mėgstu taip daryti, kad paimu sudedamasias dalis, nusifotkinu ir įkeliu į ChatGPT, į protą, ir jis man parašo dar geriau, kokios tos dalys sudedamosios, nes kai man, žinai, kur nors randu ten dichlor, moc, čiuk, tai aš jau ten nieko nebesuprantu. Ir atrodo baisiai, o ten pasirodo labai jo. Tai va, ir galėsiu net pasidalinti, ką mūsų protas šneka apie šį papildą. Bet dabar sugrįžtam prie ženšenio. Tai ženšenis yra vadinamas visų šaknų karaliumi. Jau daugiau kaip prieš 5000 metų rytuose, tai yra Kinija, Altajaus kraštas, Tibetas, ten žmonės atrado ženšenio šaknį ir pradėjo ją naudoti. Ir pastebėjo, kad vartojant būtent ženšenio šaknį labai suaktyvėja, pagerėja jų energija, atsiranda toksai tonusas organizme, nuovargis pradingsta, ilgėja gyvenimo trukmė ir, žinoma, mažiau bėdų būna. Tuo metu gal dažnai, mes tuo metu negyvenam, ar ne? Bet ženšenio šaknis taip pat padeda ir visai kraujotakai, širdžiai būtent. Tai aišku, kad tu jautiesi žymiai geriau. Na ir žmonės pastebėjo jo naudą ir pradėjo, aišku, ženšenį vartoti vis daugiau ir daugiau. Ir ne tik sergantis, bet ir sveiki žmonės profilaktiškai pradėjo vartoti ženšenį. Mes greičiausiai visi žinome, kad daug kas šneka, netgi visos daržovės, šaknys, riešutai, jie turi tam tikrą formą. Ir ta forma parodo, tarkim, bet kokiam mūsų organizmui, organui, jinai yra naudinga. Jo, tam, tarkim, jeigu graikiniai riešutai, tai smegenis, baklašanas, ar ne, ten skrandis, virškinimo sistema, jo. O ženšenio šaknis, jinai yra kaip žmogus. Jinai yra, nežinau, čia toks labai mažas paveiksliukas, bet jeigu jūs pažiūrėtumėte, jo, ženšenio šaknis yra kaip žmogus. Daug rankų, kojyčių, taip, visko turi. Ir tai parodo, kad būtent ženšenio šaknis yra naudinga visam mūsų organizmui. Toliau, ženšenio šaknis, jinai subręsta tik tai po 10 metų. Tai nėra toks augalas, kad čiukšt, užaugau ir viskas. Ne, jinai turi augti, turi bręsti, turi pasimti iš gamtos gerųjų savybių. Ir ženšenio šaknis daugiausiai auga pievose, miškuose. Ką tai reiškia, kad norint jai užaugti, jinai iš savęs turi būti labai stipri. Labai daug surinkti maistingų medžiagų iš aplinkui, iš žemės, ar ne? Jo, kad išgyventų. Ir jinai dar užauga kaip augalas su žiedeliais ir tos žiedelius turi išmaitinti. Tai jeigu aplinkui, esant žolėms, medžiams, krūmams, jinai sugeba save išlaikyti, užaugti, 10 metų išsilaikyti, tai įsivaizduokit, kiek jinai tų gydomųjų savybių, stipriųjų savybių yra sutraukusi į save. Ženšenio šaknis taip pat yra vadinamas natūraliu energijos šaltiniu, nes, kaip jau minėjau, padeda nuostabiai kovoti su nuovargiu, gerina koncentraciją ir ištvermę, todėl tikrai rekomenduojama žmonėms, kurie dirba daug protinio darbo, studentams ir
mokiniams nuo 16 metų, tai tikrai galite vartoti, mano vaikai vartoja, viskas yra gerai. Lotyniškai ženšenio šaknis yra vadinama panax. Ką tai reiškia? Kad iš lotynų kalbos išvertus tai yra viską gydanti. Viską gydanti ir nuo to žodžio kilo žodis mums jau žinomas kaip panacėja. Tai irgi apima viską, ne? Ženšenio šaknį dar galima pavadinti kaip žmogaus imuniteto draugu, nes jinai labai prisideda, kad mūsų imunitetas būtų stiprus, kad mes būtumėm sveiki, atsparus visom lygom ir po baisių lygų, kad greičiau atsigautumėm. Taip pat tai yra ilgaamžiškumo simbolis, jau minėjau, nes Kinijoje ženšenis laikomas ilgaamžiškumo, sveikatos ir stiprybės simboliu ir yra netgi dovanojamas kaip vertingiausia dovana. Na ir aišku, ženšenio šaknis galima ją pavadinti kaip prabangos dovana. Tai yra brangi dovana, nėra pigi, ar ne? Nes tikrai ir produktai gaminami su ženšeniu, jie turi tam tikrą savo kainą, savo vertę. Ir pati ženšenio šaknis, jinai irgi yra ganėtinai brangi. Kai kurios šaknis aukcionuose buvo parduotos už 10 000 eurų. Nu, didelio šaknis, ar ne? Ir kadangi ženšenio yra netgi kelių rūšių, tai irgi dar priklauso nuo rūšies ir taip toliau. Na ir žinoma, ženšenio šaknis yra naudojama ne tik maisto papilduose, bet kur dar? Ar apie mūsų kompaniją? Galima. Taip, šampūnė, dabar muilą kokį turim nuostabų. Taip. Tada rankų kremas, plaukų kaukė, dantų pasta, ne? Dantų pasta. Taip, visame kame galima naudoti ženšenį, nes tai vat irgi ženšenio gaminami ne tik papildai ar arbatos, bet ir kosmetika, šampūnai, kremai, serumai, nes jie gerina kraujotaką ir odos būklę. Tai būtų pagrindiniai tokie faktai, kurie man pačiai irgi pasirodė labai įdomus ir norėjau pasidalinti su jumis ir tau dar papasakoti apie ženšenį. Bet buvo labai tikrai labai ačiū, labai įdomi ir vertinga informacija. Gal netgi galima parodyti tos šampūnus, ar ne? Bet aš dabar, Saulelė, viską turiu dar dėžėse, kai tu parvežiai man prekes, dar nespėjau išsipakuoti. Gal visam kartu. Nes iš tikrųjų tai labai perkami produktai ir mes nespėjom jų užsakinėti. Jo labiau, kad dabar yra labai nuostabi akcija. Tai va, tai Rasytė labai plačiai papasakojo, sako truputėlį, labai plačiai papasakojo apie ženšenį. Tai jūs tik tai dabar, tie, kurie klausysit mūsų, jūs jau susidarėt įspūdį, kad pusę, gal 2/3 kapsulės užima ženšenis, bent jau aš taip įsivaizduoju, ne? O kita dalis užpildyta dar vienu ypatingu produktu. Tai yra, kaip aš minėjau, kad gamtoje yra 2 energijos šaltiniai. Tai yra augalų karalius ženšenis ir bičių karalienės paslaptis. Bičių karalienės paslaptis tai yra bičių pienelis. Nežinau, kodėl jis taip vadinasi, nes jis visai neprimena pieną. Bet tiesiog, galbūt, kad jisai yra gaminasi liaukose, bičių darbininkių liaukose. Tikriausiai esat matę, nežinau, ar aš gal kokią multikę esu mačius, aš tikrai esu mačius bitę su geltonais žandukais. Tai taip, visur bitutės būna tokios su geltonais. Su geltonais žandukais, tai va tose lervose, liaukose, bet maitina lervos, tose liaukose yra gaminamas tas bičių pienelis. Dabar taip. Tai yra ypatingas bičių darbininkių liaukų sekretas. Jį gamina tik jaunos bitės. O ar bent įsivaizduoji, ką reiškia jauna bitė? Apie bitės nelabai kalbėjau. Ką reiškia jauna bitė? Jauna bitė tai yra 5-15 dienų bitė. Wow, bitutė. Taip, dienų. Tik tiek laiko šitos bitės gamina šitą bičių pienelį. Ir juo maitina mažas lervutes. Ir jas maitina tik 3 dienas. O bičių motinėlė, kurios lerva pasirodo, jinai jau tų lervų, kai atsiranda lervutės, ar ne, jau kažkaip ta bičių, aš ne bitininkė tikrai, nežinau, bitininkas tikrai paaiškintų, kad jos skiriasi. Vadinasi, jos turi kažkokį tai skiriamąjį bruožą, būsimosios motinėlės, lervos, šituo pieneliu yra maitinamos visą likusį gyvenimą. Todėl
jos ir auga kitaip, ir vystosi kitaip, jos ir gyvena, tu vakar paminėjai 50 kartų, jeigu neklystu savo filmuke, tai jos gyvena 20 kartų ilgiau negu visos bitės. Na, tos, kur sakiau, jaunos bitės 5-15 dienų, bitės šiaip gyvena ilgiau. Čia mes kalbam apie jaunas bitės, po to branda prasideda ar ne ir taip toliau. Tai va, tai šita bitė motinėlė, kuri yra už visas ir didesnė, ir stipresnė, ji gyvena 20 kartų ilgiau nei visos kitos bitės. Ir dar kartelį tik pasikartosiu, tikriausiai supratote kodėl. Ar ne? Nes jos visos išsirita vienu metu. Jos visos gyvena vienoje terpėje. Bet kažkodėl motinėlis gyvena 20 kartų ilgiau, o kitos trumpiau. Tai tikriausiai nelieka net abejonių dėl maisto. Dėl to, kuo jos yra maitinamas. Taigi, bičių motinėlės šitą stebuklą, bičių pienelį vartoja visą savo gyvenimą. Taip, tai dabar bičių pienelis tai itin koncentruotas, biologiškai aktyvių medžiagų kokteilis. Nu, tiesioginė ta žodžio prasme. Dabar aš labai trumpai suminėsiu, kas įeina į bičių pienelį. Ir jeigu Rasa papasako, kad ženšenis ten įeina į ženšenį ten daug visokių ingredientų, tai jūs įsivaizduokit, toje kapsulytėje ten to ženšenio, kiek stebuklingų buvo. Tai kiek tas papildas daro, tai dabar vien bičių pienelė, kiek visko yra. Bičių pienelė, kuris yra sudedamoji dalis šitos kapsulės. Taigi, baltymai, beveik visi baltymai, tai yra amino rūgštys, beveik visos, mums reikalingos. Tada, B grupės vitaminų gausa, A, C, D, E vitaminai, tada mineralai, kalcis, kalis, magnis, cinkas, geležis į bičių pienelį. Tai įsivaizduokit, toj kapsulėje visko ir yra. Fermentai ir hormoninės medžiagos. Na ir labai svarbi medžiaga, kuri yra tik tai bičių pienelėje, niekur kitur nerasit, 10 kartų brūkšnelis hidroksidekanų rūgštis. Tai yra išskirtinė bičių pienelį būdinga riebalų rūgštis, laikoma jo veiksmingumo vizitinė kortelė. Tai matėt, ar ne? Kokia gausa. Ir tai čia yra pagrindinės tik tai dalis, kiek dar visokių ingredientų. Tai štai kodėl bitininkai ir tas bičių pienelis tikrai kainuoja pakankamai nemažai, bet jis yra to vertas. Įsivaizduok, jeigu jūs galit kiekvieną dieną po šaukštelį to bičio medaus, bičių pienelio pakabinti, bičių pienelio pakabinti, ant kiek jūs sustiprinat savo imunitetą. Bet jeigu jūs neturit bitininkų drauguose ir neturit to maišiuko bičių pienelio, tai aš rekomenduoju va štai šitą kapsulytę išgerti ir tai yra dienos norma ženšenio ir bičių pienelio. Na ir dabar koks poveikis žmogui. Tai va iš kur ta energija? Jau negana, kad ženšenis priduoda energijos, ar ne? Tai pasiklausyk. Energija ir ištvermė. Bičių pienelis. Natūralus tonikas stiprina organizmą. Imunitetas. Aktyvina organizmo atsparumą infekcijoms. Na, faktas. Oda ir jaunystė, va čia labai svarbu. Skatina regeneraciją, ląstelių atsinaujinimą. Todėl naudojamas ir kosmetikoje. Tiek ženšenis, tiek bičių pienelis. Hormonų pusiausvyra, kas labai svarbu iš tiesų yra, ne? Ypač naudingas moterims. Padeda sureguliuoti ciklą, mažina menopauzės simptomus. Tai jūs vartokit bičių pienelį ir dėkokit Dievui už jį. Širdis ir kraujagyslės. Bičių pienelis gerina kraujotaką, mažina blogojo cholesterolio kiekį. Na ir psichika padeda mažinti nuovargį, stresą, gerina miegą, vadinasi, ir už psichinę sveikatą dar atsakingas yra. Tai va, tai aš manau, kad daugiau apie šito pienelio vertę net neapsimoka kalbėti, tik labai trumpai pasakysiu, kad tai bičių pienelis užsiskiria savo unikalumu, žinot, iš kodėl? Todėl, kad tai yra vienintelė medžiaga, kurios niekas nesusintetino. Tai yra natūralus tik bičių pagamintas produktas, nėra alternatyvos. Tai yra negalima sintetinti, tai gyvas bičių sukurtas produktas, kurio maistinės savybės neprilygstamos niekam. Ir dėl savo šito poveikio jis vadinamas karališkojų maistu. Ir todėl yra karališkasis maistas, dėl kurio bičių motinėlė gyvena 20 kartų ilgiau negu visos kitos bitės. Norit gyventi ilgiau, energingiau. Ir rinkitės bičių pienelį arba štai šitą papildą, kurio sudėtyje yra nuostabus
augalų karalius ir bičių pienelis tai karalių maistas. Tai gal tiek trumpai pabaigai tik noriu pasakyti, kad vienas pakelia kūną, kitas palaiko sielą. Ir kad rinktumėte šitą papildą, bet gal dar nebaigėm, ar ne? Ne, mes dar nebaigėm. Tai va, tai žodžiu, aš sakau, aš daug skaitau ir aš negaliu patikėti, man tai yra toks stebuklas. Na ir dabar tikrai pasidalinai ir tu labai daug informacijos, ir aš pasidalinau daug informacijos, ar ne? Tai aš noriu paklausti jūsų. Ką jūs nuveiktumėt, jeigu dabar gautumėt energijos pliūpsnį? Va dabar taip. Paukšt, energijos tiek, kad per kraštus liejasi. Ką nuveiktumėt? Jeigu galit, būtinai pasidalinkit komentarę, nes mums su Ramūne bus visai smagu paskaityti ir padiskutuoti. Kam dažnai nelieka jėgų. Nesvarbu, va tiesiog energijos pliūpsnis ir ką jūs nuveiktumėt. Tai būtų faina, jeigu pasidalintumėt komentaruose, kas vat pas jūs yra taip užsigulėję. Ir žinai, asmeninė patirtimi dabar visai biškit norėčiau pasidalinti vat, apie tą mūsų papildą, kadangi aš jau vartojau pernai, ar ne, vartoju dabar, bet šiemet, ar ne, tai ką aš va taip iš karto pastebėjau, tai buvo taip, kad tarkim man trūko energijos pernai. Labai trūko energijos, tokia apatija, atrodo nieko nenori, ateini dirbti ir jau atrodo jau tas pavargęs, arba atsikeli ryte ir tu jau esi pavargęs. Tai aš kai pradėjau vartoti tą papildą, tai man nuovargis dingo. Nu, vat, aš atsikeliu ryte, aš esu energijos pilna, aš galiu eiti dirbti, man nuotaika yra pakili, idėjų galvoje yra daug ir ne tik idėjų, bet ir stengiuosi kažką įgyvendinti iš tų idėjų. Tai jau nenuostabu iš tikrųjų. Tai tą iš karto pastebėjau. Ką aš esu dar pastebėjusi, tai kad vartojant šitą papildą mūsų šeimoje yra sergamumas. Tikrai labai labai sumažėjęs, jeigu vartojam ar ne. Ir nežinau, bet pavyzdžiui, seniau ar ne, tai kitų sveikų tokių papildų, nu tikrai būdavo ten, tai angina, tai gerklė, tai tas, tai ana, žinai, visiems 5, kas kaip pailiui. Ir kai pradėjau, susipažinau su Tende kompanija, pradėjau, bet vėliau atsirado tie tokie sveiki papildai, tai pas mus tas sergamumas yra labai sumažėjęs ir kaip juokiuosi, kad mūsų vaistinėlėje yra padukai, pleistriukai, pleistriukai nuo skausmo, pieštukas uostyti nuo slogos, čia ne vaistinėliai, bet tas papildas irgi pas mus yra. Nu ir kas? Ir dabar gal naujas tas či aliejukas. Jo, bet dar neprasidariau. Irgi stebuklas. Taip. Tai va, tai tokia asmeninė patirtis yra, kad iš tikrųjų jaučiamės sveikesni ir mažiau sergantis iš po to papildų. Tai va, iš tikrųjų kaip labai gerai yra mažiau sergantis. Vadinasi, cheminių preparatų organizmas vartoja mažiau. O aš prisipažinsiu, kad aš paskutinį kartą sirgau ko gero COVID-u. Bet labai lengva forma, aš jo net nebūčiau pastebėjusi, kad tai yra, jeigu nebūtų man ten, nebūčiau kosijus, ar ne? Tik garbės žodis, paskutinis mano susirgimas. Prieš tai ilgai nesirgau, tai va, tai... Na, aš nežinau. Ir dar, žinai, ką, Ramūne, man dabar labai patinka, kažkaip esu susidraugavusi su tuo dirbtiniu intelektu, jis šiaip yra bangos, ne? Ir mes vis tiek vienaip ar kitaip naudojame. Ir aš dabar mėgstu paimti papildą ir čia yra visos parašyta sudedamosios dalis, ar ne, ir jį nusifotografuoti, atsiprašau, ir įsikelti į dirbtinį intelektą. Ir aš dabar visai norėčiau pasidalinti, ką man dirbtinis intelektas parašė apie būtent šitą papildą. Jisai sako, kad pagrindinės veikliosios medžiagos vienoje kapsulėje yra korėjinis ženšenio šaknų ekstraktas 180 mg, bičių pienelis 10 mg ir 10 hidroksidekano rūgštis. Čia kur moku pasakyti svarbiausia. 5,5 mg. Pagalbinės medžiagos yra saulėgrąžų aliejus, šalto spaudimo, nerafinuotas, labai gerai. Kapsulės apvalkalas, želatina, glicerinas ir sorbitolis. Emulsiklis, tai yra bičių vaškas, geriamasis vanduo. Viskas. Šiame papilde daugiau nieko nėra. Kas man patinka, protas rašo, natūralūs aktyvieji komponentai, ženšenis ir bičių pienelis tikrai vertinami dėl energijos suteikiančių
energijos suteikiančių, imunitetą stiprinančių savybių. Taip pat šalto spaudimo saulėgrąžų aliejus, tai yra natūralus, sveikas pagrindas ir aiškiai nurodyta dozė, žinai, kiek gauni veikliųjų medžiagų. Ir protas sako, kad reiktų atkreipti dėmesį į želatiną, nes jinai yra gyvulinės kilmės, todėl tam vegetarams, veganams gali netikti. Ir bičių pienelis gali sukelti alergiją žmonėms, kurie yra jautrus bičių produktams. Tai va. Fainai, parekomenduoti irgi, ne? Bendrai vertinant, pagrindinės veikliosios dalis, ženšenis ir bičių pienelis yra tikrai vertingos. Bet atkreipti dėmesį į alerginės reakcijas galinčias sukelti bičių pienelį. Tai jeigu jo jau žmogus yra alergiškas ten bičių produktam, tai jau tikrai reiktų atkreipti dėmesį. Žinokit, aš galiu pasakyti, kad aš būtent esu alergiška bičių pikiui. Ar ne? Jau tikrai aš žinau, kad negaliu bičių pikio. Bet šitą kapsulę aš puikiausiai galiu vartoti ir man nesukelia jokių. Matyt, pienelis ir bičių pikis yra du skirtingi. Nematyto, taip ir yra. Taip ir yra, tai žinokit, tikrai aš rekomenduočiau pamėginti ir jeigu viskas gerai, vartoti. Ir kai dabar va tokia pekla už lango, kai ligos tykoja už kampo, be šito papildo aš jums nerekomenduoju žengti lauką. Ir žinai, dar sako va protas, ženšenio poveikis, tai yra energija ir ištvermė. Gali mažinti nuovargį, padėti atsigauti po įtampos ar fizinio krūvio, koncentracija ir atmintis, siejama su geresnė smegenų veikla, padeda išlaikyti dėmesį, imuninė sistema, gali stiprinti organizmo atsparumą infekcijoms, streso mažinimas, adaptogenas padedantis organizmui lengviau prisitaikyti prie streso, kraujotaka, gali gerinti kraujotaką ir kraujospūdžio balansą. Bičių pienelio poveikis. Ir jeigu yra, bet atsargiai, jei yra širdies problemų ar vartojami kraują skystinantis vaistai, tai tada jau atsargiai. Bičių pienelio poveikis, imuniteto stiprinimas, pasižymi antibakterinėmis, antivirusinėmis savybėmis, odos ir plaukų būklė dėl vitaminų, mineralų ir baltymų gali teigiamai veikti odą, plaukus, nagus, energija ir darbingumas, padeda nuo nuovargio silpnumo, hormonų pusiausvyra, tradiciškai vartojamas moterų sveikatai. Ir žinai, kas dar, Ramune, ką mes pamiršom pasakyti, kad šis papildas yra antiek genialus, fantastiškas, nes jisai tinka ir moteriams, ir vyrams. Ir jisai suteikia ne tik tos energijos darbui, bet jisai suteikia energijos ir meilės reikaluose. Todėl vyrai jums padės, o moteriams padarys dar viską linksmiau ir maloniau. Tai būtinai atkreipkite dėmesį, pradėkit naudoti čia ir dabar ir būkit labai laimingi. Tai va ir bendras poveikis, sako protas, kad šis papildas gali būti naudingas, jei jautiesi pavargęs, stokoji energijos, nori sustiprinti imunitetą, ieškai natūralios pagalbos koncentracijai, darbingumui, nuotaikai, nori palaikyti bendrą sveikatą bei grožį odai, oda, plaukai, nagai. Tai va. Kiek mes čia jau kalbam? 20 valandos. Bet mes labai įdomiai kalbam. Bet tai kokia vertė, sakau, kaip gerai, mes iš tikrųjų Rasa darykim tai ir daugiau, nes esi priverstas pasigilinti tą produktą dar išsamiau. Ir kai tu jau atrodo, aš jį geriu ir tikiu ir panašiai, kad tai yra stebuklas, bet dabar, kai išgirdau dar daugiau, kai pati paskaičiau, kai pati pasigilinau į tas sudedamasias dalis, tai nežinau, esu euforijai 9 dangui ir suprantu, kodėl nesvarbu. Tai dabar dar 2 klausimų esu tau paruošus ir savo. Davai pabandom? Pabandom. Ojei, taip. Jei bitės galėtų pasakoti, kokią paslaptį jos atskleistų apie bičių pienelį. Kad nepadauginkit. Jis toks efektyvus, kad jo negalima padauginti. Okay. Kaip manai, kodėl senovėje ženšenis buvo laikomas magiško augalu? Todėl, kad labai pagelbėdavo žmonių sveikatai, nes jau kur būdavo, atrodo, ligos, kurių nebeįmanoma išgydyti su ženšeniu, tu pasveikdavai. Geras klausimas. Jei ženšenis būtų žmogus, koks jis būtų? Nežinau, kokį tu įsivaizduoji, aš kažkodėl senuką. Ar ne? Tokį su žila varda, ne? Taip, daug gyvenime patyrusi, gal kad jisai 10 metų turi bręsti. Arba ta šaknis, kai aš pasakiau, branda, kad visas žmogus. Nežinau, man jisai senas žmogeliukas, tai vat. Ok.
Kokią supergalę norėtum gauti iš ženšenių? Wow, supergalę! Supergalę norėčiau gauti iš ženšenio tokią, kad išlaikyti koncentraciją, kad, pavyzdžiui, jeigu aš turiu idėjų, tai idėjas įgyvendinu iki galo, kad va taip koncentruotai. Tai Ir neinant prie idėjos, kad pakeliui nedarytum 20 kaip aš. Jo. Susikoncentruoti. Ką rinktumėsi po sunkios dienos? Kavą, saldumyną ar kapsulę su ženšeniu? Aš visko noriu. Ir kavos, ir saldumyną. Bet esu protinga moteris ir suprantu, kad sveikiausia tai būtų ženšenį pasirinkti. Ypatingai po sunkios dienos, nu kur jau, bet ženšenį po sunkios dienos išgėrus vėl neįmė. Bet aš dabar žadėjau sakyti, taigi mes nepasakėm, kad jį reikia vartoti iki pietų, nes jis energijos suteikia, taip kad aš tai rinkčiau saldumyną. Ne aš kavos galiu po pietų, nei saldumynų, bet galiu ženšenis irgi, bet vis tiek dėl sveikatos rinkčiausi ženšenį. Kaip apibūdintum jausmą, kai organizmas gauna energijos dozę iš gamtos, ženšenių ir bičių pienelio? Koks tas mano jausmas? Nu, toksai būna jausmas, toksai, atrodo, visas kūnas toksai, pasiruošęs kažką daryti, kažką veikti, atrodo, čia tą padarysiu, čia tą, čia jau tą darau, dar 10 minčių, ką aš čia dar galiu padaryti, čia tam skambinu. Aš tikiuosi, kad gausi tą supergalę. Nes tada jau neteikit, kai būna išgėrus ženšenį. Tai jo, dabar vis geriau. Kaip apibūdintum bičių pienelio skonį žmogui, kuris jo niekada neragavo? Žinokit, ar tą tikrą skonį? Nežinau. Nes aš esu ragavus tikrą skonį. Jisai yra, bent jau man, tai tikrai pasirodė, be kažkokio didelio skonio. Toks jaučiasi kvapas, galbūt pikio kažkoks. Labiau man patinka bičių duona. Tai tikrai turi rūgštelės, turi dar kažko. Čia tiesiog esu nuryjusi šaukštelį ir patikėjusi, kad tai yra stebuklas. Žinok, bent jau man atrodo beskonis. Beskonis. Supratau. Bet gal aš neatsimenu. Gal esi per naują ragauti. Kokią dovaną bitėms įteiktų už tai, kad jos mums paliko tokį lobį kaip bičių pienelis? Pilna pieva žydinčių gėlių. Didelė pieva žydinčių gėlių. Kaip padėka, ar ne? Tau fainai. O aš dabar turiu sugalvoti papildą prie ženšenio ir bičių pienelio. Ką dar pridėtum? Kiaulpienės. Lietuviška ženšenė. Taip. Nu tai ką? Susišnekėjom. Smagiai, labai informatyviai. Labai daug ir apie bičių pienelį sužinojau ir pati besiruošdama dar apie ženšenę tiek visokios informacijos iškapščiau ir, iš tiesų, tai geras jausmas, kai tu gali pasidalinti gerų produktų, ar ne? Taip, ir aš tik norėčiau padėkoti visiems, kurie mus klausė, kurie dabar yra prisijungę, kurie galbūt dar klausys. Aš tikriausiai, mes sugebėjome perteikti vertę šito pokalbio ir jūs ar bent jau išklausę dalinsite su savo draugais, ar dalinsite šitais filmukais, tai būtumėm labai labai laimingos, kad ne tik mes sveikėtume be cheminių preparatų, bet ir jūs. Ir linkim jums to, bet būtent to ir linkim. Kuo labiau atsiverti, atsisukti į gamtą, ar neimti iš gamtoje tiek stebuklų, bet mums yra daug lengviau kapsulę nuryti. Tabletė, nes čia irgi kapsulės, bet šita kapsulė stebuklinga. Tai va, aš tik noriu padėkoti ir Rasai, ir jums, ir pakviesti dalintis, jei ne filmuku, tai bent informaciją, pažymėti žmonės, kuriem galbūt būtų verta išgirsti. Taip. Ir noriu paprašyti jūsų, parekomenduoti jums sekti mus, nes tikrai mes su Ramune paruošim daugiau laivų, tiek apie sveikatinimo produktus, tiek apie grožio produktus, tiek apie buities produktus, ar ne, tiek apie dantų pastas ir taip toliau, nes yra 800 produktų, kurie visi yra verti mūsų ir jūsų dėmesio. Tai, o jeigu norite pajusti ženšenio ir bičio pienelio naudą, tai būtinai rašykite žinutę Ramunei, man, ar ką pažįstate iš Tende kompanijos ir mes tikrai pasirūpinsim, kad jūs jau nuo šiandien pradėtumėt jaustis geriau. Mes atsakome už visus, kurie yra susijęs su Tende, tikrai. Galite rašyti bet kuriam. Tikrai garantuotai. Aš manau, kad žmonės, kurie prisijungia prie mūsų kompanijos, vis tiek šita kompanija yra tokia man labai žmogiška. Ir kiekvienas yra suinteresuotas padėti.
Taip. Tai aš taip galvoju, kad ne tik aš, ne tik Rasa, bet ir visi, kurie yra TNT kompanijos verslo partneriai, jie visi suinteresuoti padėti. Todėl tikrai drąsiai rašykit jiems, mums ir mes visi kartu pasistengsime, kad jūs kuo greičiau galėtumėte mėgautis šiuo nuostabiu karališku papildu. Na, o ką, mūsų powerbankai įkrauti ryte, mes einame tęsti mūsų dienos. Iki pasimatymų. Ate.